Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė informavo, kad šiemet ieškos naujų valstybės saugumo departamento ir generalinės prokuratūros vadovų. Mokesčių pertvarkos, rimtų reformų ar naujų energetikos projektų šalies vadovė sakė iš Algirdo Butkevičiaus vyriausybės nesitikinti ir jai nelinkinti. Naujų metų proga surengusi spaudos konferenciją, kurioje apžvelgė svarbiausius praėjusių metų darbus ir nubrėžė gaires ateinantiems, prezidentė atsisakė įvardyti savo veiksmą ar poelgį, dėl kurio dabar gailėtųsi ar norėtų daryti kitaip. Kasmetinis klausimas, jūs galėtumėte išversti, ar prezidentė nemanote, kad padarėt klaidų? Ne, nemanau. Visada visus sprendimus darau tuo metu, grįsdama tuometinę esamą man prieinamą informaciją. Ir stengiuosi, kad jie būtų tokie, kad man nereikėtų gailėtis. Tačiau šalies vadovė informavo, kad antrai kadencijai neskirs nei valstybės saugumo departamento vadovo Gedimino Grinos, nei generalinio prokuroro Dariaus Valio, kurių kandidatūras pati ir pasirinko. Saugumo vado 5 metų kadencija baigėsi balandį, o prokuroro birželį. Iki galo nei ponas Valys, nei ponas Grina neatskleidė savo gebėjimų, jie iki galo nepatenkino lūkesčių, kurie buvo siejami su jų darbu. Todėl manyčiau, kad atsinaujinimas šiose dviejose struktūrose būtų sveikintinas. Esminių permainų vyriausybės kuruojamose srityse šalies vadovė neprognozuoja. Jis sako, kad per likusius 2 Algirdo Butkevičiaus vyriausybės metus ji nesitiki nei mokesčių pertvarkos, nei bandymų ką nors daryti su milijardinėse skolose skendinčia Sodra, nei sprendimų dėl naujos atominės ar skalūnų dujų. Reformų nesitikiu ir nelinkiu, todėl kad dėja visi pasiūlymai apie reformas, kokias girdžiu, nepavadinčiau tai reformų pasiūlymais. Norėčiau palinkėti šiai daugumai ir vyriausybei stabiliai dirbti 2 metus, tęsti pradėtus energetinio saugumo projektus. Kažkokių rimtesnių reformų tikrai nesitikiu, nes nematau nei pasiūlymų, nei galimybių, kad kažkokios strateginės reformos galėtų įvykti artimiausių 2 metų laikotarpyje. Klausykime, reforma tai yra žodis, kuris gąsdina visuomenę. Mes jau to švęsim 25-metį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, nes turim kalbėti, ką mes turim patobulinti, ką mes turim pagerinti. Ir baigim su kažkokiom, naudoti žodį reformos ar mokesčių, sistemos reforma ar Sodros reforma. Vyriausybės planams nuo Liepos kelti minimalią algą nuo 300 iki 325 eurų ir didinti mažiausias bazinės pensijas prezidentė sako pritarinti. Ji taip pat kalbėjo, kad vos į eurozoną įstojusiai Lietuvai prasidėjęs euro kurso mažėjimas net naudingas, nes šalies produkcija konkurencingesnė trečiosiose šalyse. Prezidentė taip pat sakė, kad bankuose ir litus į eurus keičiančiuose paštuose įsirikiavusios ilgos eilės žmonių su išslėptuvių ištrauktais grinaisiais parodė, kokia Lietuvoje milžiniška ir pelninga šešėlinė ekonomika.